Pasaulyje, kuriame gyvename, yra daugybė gyvų organizmų. Kas visoms šioms būtybėms teikia gyvybę? Gyvybės paslaptį galime atrasti per viską, kas sukurta pagal Dievo valią. Apreiškimo knygos 4 skyriaus 11 versetas. Nes tu visa sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Dangaus paukščiai, jūros žuvys, lauko žvėrys. Visa, kas gyva, turi motiną ir tėvą. Ir jie gauna gyvybę iš savo motinų ir tėvų. Mes, žmonės, taip pat gauname gyvybę per savo tėvus ir motinas. Ir visos gyvos būtybės turi tam tikrą gyvenimo trukmę paveldėtą iš tėvų. Šunų gyvenimo trukmė yra 15 metų, dramblių 60 metų, o jūros vėžlių 200 metų. Tad per ką galime gauti amžinąjį gyvenimą? Pirmojo laiško Timotiejui 6 skyriaus 16 versetas. Dievas, vienatinis nemirtingasis. Pirmojo Jono laiško 2 skyriaus 25 versetas. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, amžinasis gyvenimas. Tik nemirtingasis Dievas gali duoti amžinąjį gyvenimą. Tad koks Dievas duoda mums amžinąjį gyvenimą? Mato 6 skyriaus 9 versetas. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Galatams 4 skyriaus 26 versetas. Bet aukštybių Jeruzalė laisva ir ji yra mūsų motina. Amžinąjį gyvenimą mums duoda Dievas, Dievas tėvas ir Dievas motina. Tai gyvybės paslaptis slypinti visoje Dievo valia sukurtoje kūrinyje. Kaip Dievas tėvas ir Dievas motina duoda amžinąjį gyvenimą. Jono 6 skyriaus 54 versetas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Kaip valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują? Luko Evangelijos 22 skyriaus 15 versetas. Ir tarė jiems, troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Ir paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Ši taurė yra naujoji sandora, mano kraujyje. Duodamas pašhos duoną, Jėzus pasakė, kad tai jo kūnas, o duodamas pašhos vyno, kad tai jo kraujas. Švęsdami naujosios sandoros pašą, galime gauti amžinąjį gyvenimą, paveldėdami Dievo kūną ir kraują ir tapti Dievo vaikais. Prašome švęsti naujosios sandoros pašą ir priimti amžinojo gyvenimo palaiminimą iš Dievo tėvo ir Dievo motinos.